Labai stebėtinai, labai netikėtai, labai neįprastai mes šiandien susirinkom užtat, kad visai netikėtai šitas svečias atsirado šitą informaciją. Bet jie atvažiavo viešieji, jie atvažiavo faktiškai svečias kaip ką, kaip viešieji, todėl noriu pasakyti, visi priimkim su malonumu, džiaukimės ir pasakysim ačiū labai, kad jį išdrįso savo trumpos pertraukėlės metu susitikti su mumim, labai norėjau pabendrauti, pamatyti, kas mes tokie. Ir todėl visi laisvai, savo valia, savo noru, su savo idėjom klauskit, ką norit. Žmogus, kuris atsakys į visus. Malonu. Nijolė. Kuri faktiškai tave riša su tėvynė ir ten prasmių galima sugalvoti labai daug. Dabar yra labai palankus metas apie tai dar kartą kalbėti, nors atrodo paradoksas, ką tik buvo Konstitucinio teismo sprendimas, kuris ten tą nusprendė ir aną. Bet jeigu jūs paskaitysit Konstituciją, jūs pamatysite netgi žanriškai, aš esu aktorė ir man tas tiesiog akis bado. Skiriasi pirmas teiginys, kuris yra pamatinis, 12 straipsnio, kad Lietuvos valstybės pilietybė priklauso lietuvių pagal prigimtį. Ir paskui vėl įstatymą, tada, tokie jau kanceliariniai, tokie prierašai, kabutės, ta prasme, kad yra visiškai nekonstituciniai tokie reikaliukai kažkokie smulkmeniški, kurie gali būti ten poįstatyminės aktuose pasirašyti dar kitur, dar kitur. Ir štai, kada Lietuva nesusiskaičiavo savo žmonių pakankamai daug. Tada, kada praktiškai politinė jėga, kuri valdo Lietuvą, duona kepa, kuris aria tenai laukus ir sėja, pjauna ir gyvulį augina, tai jis tą visą darbą padaro ir produktą sudeda ant stalų pateikiamų. Mes jį galim vartoti. O tie žmonės, kurie menininkai, kurie filosofai, kurie inteligentai, jų tas produktas toks jis labai stipriai neapčiuopiamas. Ir kažkada Leninas vadino, jaunimui, kas nežino, kas Leninas, tai paaiškinsit. Dabar Lietuva nežino. 90 klasę aš galvoju, turės 100 metų praeiti. Sakai, Leninas fabrikas Morozovas, žiūriu, matau, viskas, nereikia šimto. Ir išeina baisus dalykas, kad tu tą sovietiją, reiškia, sugriovei, tą sieną sugriovei, o viduj tu sėdi tokiam kalėjime žiauriam. Pats viduj sėdi kalėjime. Kada klausi, aš bijau. O, jisai pats savęs bijo, nes pirmiausia, jis turi ir kliučių. Jisai ką pasakyti? Vieną laikraštį paskaitai vieną, vienas kitą kitą, trečias, turbūt žinot, tada filijos bylas, pažiūrėkite, kaip... Reikia turėti lyderių patikimų tautoje, o tokių Marcinkevičių žmonių, kurie važinėtų po žmonės, susitikinėtų ir sakytų, žmonės yra linkę susitikinėti. Aš dabar nuo naujų metų aš susitikinėjau, renkasi pilna salė žmonių, kaip mes salė. Po 300 žodžių, kiek yra kultūros salė, kiek jų renkasi. Nuperka lyderis yra tas, kuris žmogus tiki, o ne tas, kuris tave nuperka. Tas, kuris tave nuperka, yra tavo sponsorius. O tarp lyderiaus ir sponsorius, žinokit, tokia yra, taip sakant, skirtumėlis. Bet jūs turite valstybę kaip kompiuterio, naudojatės kaip spausdinimo mašinėlę. Tai tikrai ne kompiuteris kaltas. Aš lankiau kalėjimus, vaikučiai, tenai sėdi labai daug žmonių, visi nekalti, aišku. Bet jų daug ir labai rimtų. Tai dabar paimkite tos labai rimtų žmonės iš kalėjimų. Paimkite vidutinį išrašyti angelų į tą valdžią. Yra labai geras kinų posakis, jeigu tu nori idealaus draugo, tai būk vienišas, turėk tą draugą vienatvę. Nori idealaus, reiškia, vyru arba žmonos, tai būk, taip sakant, senvaris arba senvaris. A nori idealaus gyvenimo, tai pasikarpėk pas dievulius, tau idealuojus. Tai aš prieš kritiką Landsbergį, aš turėjau, reiškia, proto ir pareigos, viešai paprašyti, kad jis atsistatydintų iš partijos pirmininko pareigų, nes nemoka su žmonėm bendrauti, nereikėjus. Tai jie mane išmė. Nes žmogus aktyvus. Jeigu jūs norite dalyvauti dabar, politikos turi turėti. Kas norite, kad domisi, kas norite, kad dalyvauja, balsuokite už ką norite, kad ir iš tau spastiką vienodai rodo. Bet tai nieko, nieko. Bet tautiškumas yra, ko labiausiai bijo lietuvių dėl Lietuvos pilietybės. Kaip dabar kiti įtvarkys gyvenimą, už ką jie balsuos. Tai sakau, jeigu jūs taip domėtumėtės, o tie miesteliuose kaimuose, kaip išvažiavę žmonės, ir Londone, ir Airijoje, padidėja susidomėjimas, padidėja. Sakau, jeigu jūs taip domėtumėtės kiekvienas, tai turbūt valdžia būtų kiek kitokia Lietuvoje. Ta prasme, kad to bijot nereikia. Bet aš
tautiškumo prasme padaryti tuos dalykus, kurie priklauso. Juos reikia padaryti. Ta valdžia keisis. Į gerą, į blogą ir taip toliau. Bet kodėl mūsų gyvenimas turi nuo to bankuoti? Bet už tai tas nekategoriškas žiūrėjimas vieni kitos, už tai mums ko reikia. Jūsų nekategoriškas žiūrėjimas. Kaip padaryti su mūsiškiais, kad būtų nekategoriškas žiūrėjimas? Kad būtų supratimas, kad mūsų interesas tai bendras žmonių. Kad ta valdžia būtų normali, kad jeigu jūs norit, jūs galėtumėte gyventi, norit Amerikoje, norit Lietuvą, kur norit. Juk mūsų interesas bendras, nors paimkit ir galbūt norit šiaip išgirsti, ką nors tokio, kas jūs domina. Gal turit kokį paprieštaravimą? Arba šiaip? Nes aš matau, ką aš matau iš savo tos Lietuvos, tą aš dainuoju, kas man atrodo dabar svarbiausia, dar sakau.